Dreamy – pjauna veją, o ne tavo laisvalaikį. Ekoservis – atliekų išvežimas didmaišiais, atliekas krauk ir neapsikrauk. Jeigu mes norim rasti šliužų, mes turim žinoti, kur jų ieškoti. Aš labai džiaugiuosi, kai dirbu. Ir šito mažo meškiuko vardas yra Barbė. Arba nesutrukdžiau? Ką? Mes jį net knygų neskaitame, mes tokie labiau ant sportų. Ai, tu so. Gaidžiai giedava. Šliužų neradam, liūd šeim ir vaikai. Nu, varom pažiūrėti, kaip karvytės gyvena. O, Antoškė, ką tu? Valgys žalytės, ką? Neliūdė. Nu, pagaliau pas mum į kiemą irgi atėjo meškiukų sezons, tai dabar einam pažiūrėsim, kuo jie veikia, gal mieg, gal valga, gal pienelį geri. Tai nieką nelaukiam ir varom. Žiūrėkit, dabar jo dukas atėjo pasiimti savo jauniklio, nes suprato, kad čia nėra labai saugu, bet mes pabandysim prieiti ir pabendrauti. Va, papirkom jo duką duoną, todėl galim prieiti dabar prie jos kūdikėlio. Ir šito mažo meškiuko vardas yra Barbė, čia mergaitė. Tai jums gali kilti klausimus, kuo aš dabar sugalvoju. Tai šį pavasarį nusprendžiau, kad noriu išmokti daugiau negu ūkininkavimams, noriu išmokti daržininkystės paslapčių, noriu išmokti, kaip užauginti skaniausius daržovus visoj gatvėj ir jūs galėsit kartu su manim kiekvieną sekmadienį mokytis, kaip tai padaryti. Kviečiu pirmąją sezono laidą pradėti nuo visiems labai aktualios temos – šliužų. Realiai, šliužai yra tikras galvos skausmas tiek ūkininkam, tiek daržininkam, nes pridaro labai daug žalos. Ir jums gali atrodyti, kad dabar jų nėra. Vat, kai pažiūri vizualiai, nematai niekur. Bet aš jums turiu labai liūdnų žinių. Per žiemą jie tikrai neiššąla ir jie dabar slepiasi ir ruošiasi išlįsti ir suvalgyti jūsų auginamų derlių. Praeitais metais jie labai pridarė daug žalos rapsam, kas privedė prie nemažų nuostolių ūkiui. Bet, toks yra gyvenims. O dabar mažiau kalbų, daugiau darbų ir einam paieškosim, gal rasim kokį vieną mažą mielą gyvūnėlį. Jeigu mes norim rasti šliužų, mes turim žinoti, kur jų ieškoti. Pavyzdžiui, ispaniniai rijonai, kitaip žinomas kaip invazinė šliužai, mėgst tamsis ir drėgnas vietas, tai pavyzdžiui, akmenys, kuriuos galim čia pamatyti, lentos ar visokie kitokie stambus objektai. Tai dabar mes tur padarysim, paieškosim po šitais akmenim, gal rasim kokį tai šliužėlį. Užsidedam pirštinaitis, kad nesusigadinti manikiūrą ir pradedam. Atkeliam šito akmenį ir ko čia turim? Nieką, tik tokį slekelį, kurią nevalgysim, bet nešliužus. Paėdam atgal. Turim va šitų krūvų ir matom kibirų, jeigu galim taip vardyti, labiau gal puodų. Pažiūrėkim, ar po juo kažkas slepiasi. Nieka. Labai sau žemė. O kaip ir minėjau, šliužai mėgst drėgnas ir tamsis vietas. Nieka, judam toliau. Turim čia padangų ir dabar jų atkelsim ir pasižiūrėsim. Iš tikrųjų atrodo, kad turėtų būti gan dregnok. Tai dabar pakeliam. Mes jį net knygų neskaitam, mes tokie labiau ant sportų. Ai, tu sau. Ir čia turim daug tarakonų. Bet turbūt nei vieną šliužą. Jeigu šliužų nerandat, labai nesidžiaukit, nes jie dar nėra išlindę ir turbūt slepia savo ruos.
kadangi šiuo atveju yra labai saugi žemelė. Tik kai bus drėgmės, jie tikrai pasirodys. O dabar dar patikrinsim paskutinis vietelis prie šiltnamį. Ištraukiam šitų. Ir pažiūrėkim, gal rasim čia kokį... Nieko nėra. Neradus šliužų čia labai nesidžiaugiam, nes įprastai šitos vietos jie būn. Tai dar patikrinsim vienu vazonu ir dar vieną akmenėlį. Tai atkeliam. Opa. Nieko irgi nėra. Va turim tarakonų visokiausių. Dar vien viet, kuri šliužam šių žiemų buvo 5 žvaigždučių viešbutis, tai kompost, nes įprastai kompostam būna labai drėgmės, tai jiem tokios vietos labai patinka. Mūsų ūkiai nėra konkrečios vietos, kur yra laikoms kompost, mes labiau supilam visus žalėsis atlieks į toks va vietas. Tik ko jums reiktų padaryti, pasimti šaks ir pradėti purenti kompostu ir taip ieškoti šliužų kiaušinėlių. Jeigu randat kiaušinėlis, juos sunaikinat. Tai jeigu nežinot, kaip atrodo šliužų kiaušinėliai, tai jie yra tokie balti, maži burbuliukai, kurie jums gali pasirodyti skanus, bet geriau neragaukit. Jeigu visgi, kaip minėjau, randam kiaušinėlių, tai juos tiesiog sunaikinam ir leidžiam kompostui išdžiūt ir tik tada galim jį naudoti sodinimui, nes kitu atveju labai rizikuosit savo augalų sveikata. Patyrį daržininką turbūt juoksis iš manęs, su kokiomis šakėm dirb. Žinau, čia yra šieno šakės, bet aš dar nespėjau įsigyti šakių, su kuriom galėčiau gerai išpurenti kompostų, tai ten dirbti su tokiom. Negalvokit, kad čia viskas taip paprasta, nes visą kompostą reikia išpurenti. Tai įsivaizduokit va tiek komposto, nes šliužai gyvena giliai, nes jiems patinka drėgnos ir tamsios vietos, kaip ir prieš tai buvau minėjęs. Tai didžiausia tikimybė, kad turbūt mes rasim šliužą ne paviršiui, o kažkur labiau dugne. Dar patikrinom kelias vietas, kur potencialiai galėjom rasti šliužų, bet neradom, tai dabar eisim paieškoti tarp lentų, palėčių ir kitų stambių objektų. Ten tikimės, kad rasim kažkokį tai laimikį. Kaip ir minėjo, vien iš vietų, kur galima atrasti šliužų, yra lentos. Tai va, mes turim daug palėčių čia pas mane ūkį. Tai dabar nusikelsim vienu kitu ir pažiūrėsim, ar nerasim kokių tai šliužų. Pas jum gali būti lentos ar dar kažkokie kiti objektai pagamintus iš medžio, realiai nesvarbu. Na, panašu, kad šiandien mes šliužų nerasim, bet per daug nesidžiaukit. Kaip ir minėjo, po lietos vėl einam, kartuojam tų patį procesų, ieškam šliužų. Jeigu randam, nepagailim, sunaikinam, o aš dabar ein toliau ieškoti, nes žinau, kad čia kažkur vis tiek slėpės kažkoks tai šliužus. Šliužų neradam, liūd šeim ir vaikai. Nu ir kų, dabar savaitės patarims iš manęs beveik patyrusią daržininką ieškosim šliužų urvelių. Tai va kaip tik S1 atradis, įprasta šliužų urvelė būna monetos dydžio. Kaip galim pamatyti, ar tai yra šliužų urvelis, tai įkišam pirštų ir jeigu jis yra labai gils, pavyzdžiui, kaip šit šiuo atveju, mes nepasieksim ją pabaigos, nu ir neužčiuopsim šliužą, nes jis slėpęs kažkur giliai. Tai mes turim pasiruošti pirmajam jų maitinimuisi, tai jie maitinasi anksti ryte arba po lietos, tai vat būtent tuomet aš rekomenduočiau panaudoti moliuskocidą. Tai čia yra tokios granulės, kurias rekomenduočiau paberti arba vakar, arba po lietos ir tad išlindi šliužai, tuomet, kai jie yra patys aktyviausi, paragaus šitų granulių
po kelių valandų nustos ėst, grįž į savo urvelį ir tiesiog nugaiš. Kad ir kaip negražiai skambėtų, bet tokia yra ta realybė. Kas yra labai fain su šitais grūdeliais, kad jie nebijo drėgmės, nebijo drėgną orą, o kaip ir minėjo, šliužai arba sraigės yra patys aktyviausius tuo metu. Tai realiai jie išlend ir jų paragauja. Ir nebijokit, jie tikrai nuo drėgmės nesuirs. Ir jeigu panaudosit šits granulis, kai yra sausus oras, nepabijokit jų karts nuo karto sudrėkinti, nes kai jie yra drėgnus, yra patys skaniausius šliužam. Tai šits granulis galim naudoti visą sezoną met, nepriklausant nuo oro sąlygų. Ir mes dabar žinom, kad už porą valandų turėtų pradėti lyt, todėl ir pabarstysim. Nukų, granulių pabėrėm, laukiam lietos, o aš einu toliau ieškoti urvelių, kad galėčiau sunaikinti dar daugiau šliužų, o jums savaitės patarims iš nojaus, nuo nojaus, turėkit namie moliuskocidą ir naudokit jį visą šiltąją sezoną met, kad galėtumėt apsaugoti savo derlių nuo šitų mažų pabaisų. Dreamy – pjauna veją, o ne tavo laisvalaikį. Ekoservis – atliekų išvežimas didmaišiais, atliekas krauk ir neapsikrauk. Dreamy – pjauna veją, o ne tavo laisvalaikį. Ekoservis – atliekų išvežimas didmaišiais, atliekas krauk ir neapsikrauk. Visi mes pavasarį susidurėme su ta pačia problema, kad nušąla mūsų gražuolės rožės. Bet nereikėtų skubėti ir nusiminti, todėl kad rožės yra genimos tik tada, kai pradeda žydėti alyvos. Taigi prie rožių mes dar tikrai sugrįšime, o aš esu apželdinimo specialistė Kamilė ir būsiu su jumis laidoje Sodas ir daržas. Dabar pakalbėkime apie vejos paruošimą šiltajam sezonui. Mes tik nutirpus sniegui visi toj skubame į kiemą, žiūrim kokia ta mūsų veja po žiemos. Šiemet žiema tikrai buvo nedėkinga, dėl to, kad buvo labai daug sniego. Tas sniegas davė šilumą po sniego sluoksnių, dėl to veja vietomis ir sušuto, ir išpliko, ir net kai kur įsimetė sniego vadinamasis pelėsis. Ir tada mes pamatę tokią situaciją, visi iš karto puolam tą veją skarifikuoti, nors to daryti tikrai nereikėtų. Nes karifikavimas yra atliekamas tada, kai vidutinė paros temperatūra pasiekia 10 laipsnių šilumos. Taigi, kai mes nusiskarifikuojame veją, ką aš jau ir padariau dabar, man beliko sunkusis darbas viską susigriebti. Bet iš tikrųjų kaip sunkiai griebė, saikti savo. Yra reikalų čia. Prisišiukšlinom. Jeigu jūs neturite skarifikatoriaus, šitą procesą kuo puikiausiai galite padaryti ir su grėbliu, tik tiek, kad grėblių turite pasiimti su metaliniais dantukais. Tada jisai giliau įlys jums į veją ir atliks faktiškai tą patį darbą. Aš labai džiaugiuosi, kai dirbu, suprantate, esu labai laiminga. Na, o visą šitą grožį sugriebus yra didžiausia problema, kur visą tai padėti. Labai gerai, kad šitam reikalui aš turiu ekoservis didmaišį, į kurį viską galiu išpilti ir sandėliuoti visą sezoną. Jis tikrai yra nemažas, todėl man tilps visos žaliosios atliekos, o jam prisipildžius tiesiog beliks jį išvežti. Kai viską skarifikavom, susitvarkėm, nusigriebėm, dabar mūsų netenkina kai kurie vejos plotai, kurie yra pageltę, išplikę. Tai šios plotus mes sutvarkysime atsėdami ir patręšdami. Taipogi, trąšomis tręšiame visą veją,
Trąšose turėtų būti kuo daugiau azoto, dėl to, kad pavasarinės trąšos yra skirtos veją atnaujinti, suskatinti jos augimą. Ir kai veja pasiekia tinkamą aukštį, tai yra 5-7 cm, mums belieka ją nupjauti. Labą dieną. Labą, nesutrukdžiau? Ką? Nesutrukdžiau? Teritorija didelė. Ne, tai matosi ir vandens telkiniai, rožynai, viską apvažiuoti reikia, stulpai. Šlaitai, ant šlaitų labai sunkiai pjauti. 4 valandas kokias 4, tai nuo kelių čia pjaunat jau šiandien. Ne kaip kaimynas nuo 6, bet nuo kokių Panašiai, pusė 9. Jau nekonkuruoju taip. Tai jau sudėtinga, o kodėl kitko neišbandėt, ar išbandėt kažką? Bandėm su kabeliu, tai čia nepasiteisino mum, nes skarifikavom žolę, tai nutraukėm tą kabelį, turėjo atvažiuoti sujunginėti, tada keičiasi gėlynai, medelynai ir, jis mum nepasiteisino. Akumuliatorinę dar bandėm, bet, daug batareikų reikia, neapsimoka. Tai lieka benzininė, rėksnys benzininis. Bet jums su benzininė, taigi kažkur o jūs kur dedat nupjautą žolę kažkur? Tai čia turbūt ir sunkioji dalis yra, tai priekaba, ir ką, priekabėlę reikia vežti dar į kompostinę. Šiek tiek reikia pasivaikščioti, bet jau Bet tikrai ne taip kaip su benzininė. Tyliau nei su benzininė, tai tikrai. Stumti nieko nereikia, tik tai su vienu pirštuku valdot, važiuojat, pasidarot žemėlapį, kur norit, kad jum pjautų ir viskas. Vieną kartą apvažiuosi visą plotą, kurį nori pjauti, o paskui, jeigu reikės, kažką gali pasikoreguoti, bet jisai važiuoja pats, ne taip kaip su benzininė kiekvieną kartą, kad turi vis tais pačiais keliais minti, tai čia vieną kartą apvažiuoji, o jeigu pridėsi kažkokį tai gėlyną, tai jisai pats nusiskenuos ir tau nieko daryti nereikės. Va dabar įdomu, kaip čia bus. Pabandom. Be problemų. Be problemų. Čia įdomu pačiam jį sukonfigūruoti. Atbulinė. Atbulinė. Čia kaip teisės laikyti reikia. Ir Kažkas atgal pavažiuoti, ir atgal Kažkas pavažiuoti. panašaus. Dar aišku būtų įdomu, kaip būtų drėgna, bet manau, kad jam problemų čia nebūtų. Aišku, biškį reikia to tokio įpratimo. Bet vieną kartą apvažiuoji ir viskas. O jeigu aš važiuosiu žemyn, jis nuvažiuotų žemyn ar ne? Ne. Ne, taigi kliūtis jam bus, ta prasme, skardis bus per status, nevažiuos. Bet dabar važiuokim link tvoros, nes mums reikia išsimatuoti perimetrą. Mes čia po vidurį pasivažinėjom, bet robotui reikia nustatyti ribas. Tai jeigu mes norim, kad mums nupjautų čia palei ribą, tai mes važiuokim prie pat krašto to nelygaus. Tai gerai, nes čia biškį reikėjo pasitreniruoti su to valdymu šiek tiek, bet jau... Bet jau viskas, dabar jau, kaip matau, perkandot visą sistemą. O kaip su jo priežiūra? Po tekančių vandeniu nuplaunam ir tik tai reguliariai pakeisti peiliukus, daugiau nieko jam nereikia daryti. Tai man vis tiek įdomu, kaip čia su jo to ryšiu? Kaip matot, važiuojam, niekas ryšys nedingsta, robotas veikia. Kaip ir sakiau, jis turi savo autonominę navigaciją. Tai tikrai ryšys nedings, va ir po medžiais važiuojam, niekas neprapuola.
Jam lengviau po šitais medžiais, nereikia lenktis. Va, dar likė senojo roboto kabelis kažkoks senas mano. Nu va, beveik jų perimetrą būsim ir pažymėję yra to važiavę. Taip, dabar turim grįžti į pradžios tašką ir viskas bus mūsų darbas baigtas, tada jau pats robotas darbuosis. O tai mes jau čia, kai jau apvažiuosim viską, tai jis jau viskas, jau prūdą matysi, jį nebevažiuos. Prūdą, kad jau būtų viskas užtikrintai, turim pasižymėti, kad tai yra nepjaunama zona, tada mes jį apvesim kontūrą ir jisai ten nepjaus. Tai čia galima visas kliūtis taip pasižymėti, kur mes nenorim, kad pjautų, tarkim, daržo zona, ar kažkokia tai duobė, ar vandens telkinys, viską galim susižymėti. Čia ar būsimus alpinariumus, aišku, čia jau kaip atsiranda, tai vienais yra metais, kitais nėra. Taip, keičiasi projektai visiems, visi taip pat, kiekvienais metais viską vis atnaujinam. Tai vienais metais vienas žemėlapis, kitais metais tai reikia tik tai tą zoną pažymėti ir viskas. Tai čia buvo viskas, kuo jums šiandien mūsų komanda paruošė. Susitiksim jau kitą sekmadienį 10:30 per Lietuvos ryto televiziją. Dėkojam partneriams Techzona, Ekoservis ir Nojus. Iki! Dreamy pjauna veją, o ne tavo laisvalaikį. Ekoservis atliekų išvežimas didmaišiais, atliekas krauk ir neapsikrauk.